pasakas nuo senų. Apie ką? Apie dramblius. Jei po kojomis paklius, tad drambliukų pasakaitė, nesumindžiokit paskaitę. Tėtė auklėja mane. Dykinėt nereikia, ne. Jeigu nori būti sveikas, treniruokis vaike. Laikas tokį vaikę į vartus. Šuoliai 4 kartus. Bum, 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 bum. Oi. Ai. Dykinėt nereikia, ne. Pažiūrėk į mane. Marš, keke, pirmyn, ratu. Pabandykime kartu. Padūkęs vaikė, net drambliams mankštintis reikia. Ar matai, kaip ratai sukas? Treniruotė dviratukas. Kaip tas dviratis riedės? Mink pedalą iš peties. Apie ką dabar mąstai? Tuoj parodysiu tau. Štai. Į kalnelį palypėjęs, aš lekiu greičiau už vėją. Nebereikia minti koją, dviratukas pats važiuoja. Dykinėt nereikia, ne. Pažiūrėk į mane. Būna kartais, kad vaikai sugalvoja neblogai. Laukia pasaka kita. Ai! Mano tetulė pažįsta visi, mano tetulė labai drąsi. Tik vienas dalykas tetulė baugina, kai sankryžą einam per gatvę. Į kiną įstveria mane, įsikibus į ranką, nes perėti gatvę drąsos nepakanka. Tetulė, kuri nepabūgsta pelių, lipa į kalnų siaurų takelių. Tetulė, kuri tokia drąsi, kurią pažįsta aplink visi, nebijo jų voro. O iš tiesų perėti gatvę, oi, labai baisu. Ji greitai pavargsta, jai skauda galva. Aš vienas pasprukti norėčiau. Bet va! Kodėl mano tetai skauda galva? 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 Galiu pasakyti su dramdžius pykti, ji bijo viena namus pasilikti. Migdo sūnelį tėvas dramblys, rūko pagalvėj sapnas nuslys, vaikas nemiega, ką sugalvoti. 100 drambliukų reik suskaičiuoti. Argi galėtų miegoti ramiai, jeigu po kambarį vaikšto drambliai? Eisiu surasiu sau tylų kampelį, tu sau miegok į vienas, tėvelį. Argi galėtų miegoti ramiai, jeigu po kambarį vaikšto drambliai? Eisiu, surasiu sau tylų kampelį, ten, kur drambliai įsibrauti negali. Miega sūnelis, miegu giliu. Ne, už ką neįleisiu dramblių. Oi,
miegoti ramiai, jeigu po kambarį vaikšto drambliai. Netrukdysim jų poilsio, ne, tyliai skraidysim stebuklų sapne.